pagesinsiu dar. Automobilis visada vedasi su benzinu. Dega geltona lemputė, mirksi žalia lemputė. Raudona lemputė yra rezervas. Dar yra 4 papildomi žali šviesos diodai, kurie rodo dujų lygį ketvirčiais. Užsivedant automobilį turi būti pasiekti 2 parametrai – temperatūra ir apsukas. Apsukas nustatytos 500, todėl pakankamai ant laisvų. Temperatūra pasiekus po 30 sekundžių eina perėjimas. Vat šiuo momentu vyksta perėjimas. Užgesta geltona lemputė, benzinas atsijungia, užsidegė žalia lemputė, benzinas, dujos dirba. Jeigu norime dėl kažkokios priežasties pereiti iš dujų į benziną, paspaudžiam mygtuką, automobilis dirba su benzinu. Jeigu norim vėl pereiti į dujas, paspaudžiam mygtuką, automobilis dirba su dujom. Jeigu pasibaigia dujos automobilė, automatiškai pereina pats į benziną. Užsipilus dujų reikia paduoti komandą pereiti į dujas. Nes kompiuteris negali suprasti, ar jūs sustojate parduotuviai apsipirkti, ar jūs atvažiavote į degalinę. Jam reikia paduoti signalą, kad jis atidarytų vožtuvus, kad pamatytų slėgį ir tik tais, jeigu bus slėgis, automobilis pereis į dujas. Pirmas aptarnavimas po 1000 km bus, taip vadiname, apkatkė. Paskui po 3 mėnesių, po 6 mėnesių. Kas 10 000, kaip ir sakiau, keičiam skaičius. Laimingo kelio.